Labą dieną. Ši pamoka yra skirta išmokti koreguoti TVS puslapius. TVS puslapiai tai yra visi puslapiai, kurie apibrėžia mūsų svetainę, tai yra mūsų taisyklės, puslapiai apie mus. Ir aišku, mes galime sukurti puslapius apie mūsų produktus, apie mūsų teikiamas paslaugas, paskui tiesiog juos sutalpinti reikiamose vietose, tarkim megameniu. Čia mokinsimės pamokoje, kai bus pamoka apie megameniu konfigūravimą. Tai šiandien dieną mes pabandysime pasikoreguoti vieną iš TVS puslapių, susikurti naują, spaudžiame nuostatos, TVS. Mes matome, kad mūsų elektroninio parduotuvėje jau yra sukurti 5 TVS puslapiai. Spaudžiame ant vieno, tai yra pristatymas. Vėlgi, kaip jau ir minėjau, mums labai yra svarbu susipildyti meta title, meta aprašymą ir meta raktažodžius. Todėl, kad mūsų elektroninė parduotuvė būtų kuo labiau matoma paieškos sistemos robotams. Mes šiandien dieną tik pasikeisime į lietuvių kalbą. Pristatymas, čia reikėtų lietuvių kalbą. Taip, pristatymas būtent per kurjerių tarnybą. Pasidarysim. Taip, mūsų tekstas. Vėlgi mes galime draugiškai į URL persirašyti. Taip, ir dabar galime susikurti arba tiesiog pasiredaguoti savo tekstą. Šiuo metu aš šio teksto neištrinsiu, tiesiog jums dar priminsiu kai kuriuos aspektus. Kaip jau ir minėjau anksčiau, mums labai yra svarbu turėti kuo daugiau tiesiog antraščių. Čia šiuo metu yra uždėta antraštė 2. Mes galime pakeisti į antraštę 1, jinai yra svarbesnė. Su šiuo laukelio pagalba mes galime tekstą paryškinti, pabraukti, galime jį išcentruoti. Toliau galime tekstui pasirinkti kitą šriftą. Matome, kad šriftas pasikeitė. Lygiai taip pat mes galime redaguoti šrifto dydį, jį pasididinti, susimažinti. Mes galime į tekstą, iš teksto kažką tai iškirpti, įkopijuoti, įkelti vordinius tiesiog duomenis. Galime pastraipoms suteikti numeraciją. Tiesiog turėtume pirmą pastraipą. Jeigu tai būtų antra pastraipa. Galima pastraipas pastumti. Galima jas vėl grąžinti atgal. Galima kiekvienam žodžiui, sakiniui, paveikslėliui priskirti nuorodą. Ir visą laiką mano rekomendacija yra, kad nuorodą atidarytume naujame lange, tada tiesiog klientas nepameta pradinės informacijos. Mes tiesiog įkelsim nuorodą į kitą mūsų svetainės lapą apie mus. Spaudžiame įterpti. Tiesiog jau įsiterpė mūsų nuorodą, matome. Taip, galime įkelti paveikslėlį. Taip, spaudžiame. Taip. Jeigu mūsų paveikslėlis nėra įkeltas dar į sistemą, mes tiesiog spaudžiame įkelti, upload. Išsirenkam iš mūsų kompiuteryje ar mūsų išsaugotų paveikslėlių. Taip. Kelti. Taip, įkelimas baigėsi, kai baigėsi suktis rutuliukas. Ir spaudžiame įkelti paveikslėlį. Vėlgi paveikslėlių, kaip ir anksčiau minėtose pamokose minėjome, mes galime keisti paveikslėlio dydį. Tai yra, jį galim keisti proporcingai. Tai jeigu mes keičiame paveikslėlio, tarkim, plotį, automatiškai pasikeis jo ir ilgis. Arba jeigu mes nežymime priverstinės proporcijos, mes tiesiog galim redaguoti vieną iš parametrų, tada kitas jau nebesikeičia. Su paveikslėliu mes dar galime atlikti, mes jį galime pastumti, kad jis būtų kairėje teksto pusėje.
kad tekstas būtų viduryje, kad paveikslėlis būtų dešinėje pusėje, tiesiog taip, kaip mums yra patogiau ir kaip mes įsivaizduojame savo TVS-inį lapą. Ir dabar tiesiog įterpime paveikslėlį. Matome, kad paveikslėlis pas mus įsiterpia dešinėje pusėje ir tekstas tiesiog gražiai ant jo užeina. Taip, dar viena iš funkcijų, ką mes galime su šiuo langu daryti, tai yra keisti teksto spalvą. Lygiai taip pat mes galime uždėti teksto foną. Tiesiog turime kažkokį pabrauktą, paryškintą tiesiog tekstą. Ir dar viena labai svarbi funkcija, ką mes galime atlikinėti TVS-iniuose puslapiuose, tai mes galime įkelti video. Tai jau irgi buvo kai kurios, tiesiog mes dabar įkelsime YouTube-inį paveiksliuką. Tiesiog tai yra paprastesnis ir lengvesnis įkėlimas. Mes matome, kad paveiksliukas mūsų puikiai įsikėlė. Iš karto pasikeitė paveikslėlio tipas ir spaudžiame įterpti. Ir mes štai šitoje vietoje, jis mūsų back office nėra transliuojamas, tačiau jisai bus matomas mūsų klientams. Taip, aišku, jeigu mes kursime keliomis kalbomis, tai visus paveikslėlius ir visus pakeitimus mes taip pat turėtume atlikti ir kitoje kalboje. Dabar mes grįžtame į lietuvių ir pabaigę puslapio kūrimą, mes spaudžiame išsaugoti. Taip, mūsų TVS langas puslapis yra jau išsaugotas. Dabar tiesiog mums reikėtų, mes paspausime svetainės struktūrą, susirandame pristatymas, peržiūrėti šį langą ir mes matome štai va tokį langą, kuriame yra įkelta ir video medžiaga ir matome paveikslėlis yra įkeltas, galima aišku įkelti ant paveikslėlio ir nuorodą. Taip. Tai štai taip atrodo mūsų TVS-inio puslapio kūrimas. Mes tų TVS-inių puslapių galime susikurti kiek norime. Galime jas susiskaidyti į kategorijas. Tai TVS kategorijos sukūrimas atrodytų taip. Tiesiog lygiai taip pat nuostatos TVS. Atsidariusime lange mes iš karto pirmą langelį, kurį matome, tai yra TVS kategorijos, spaudžiame pridėti naują. Vėlgi, pavadinimą TVS kategorijos turim vesti visomis kalbomis, kuriomis yra mūsų svetainė. Tarkim, mes dabar sukursime kategoriją prekių dizainai. Šiuo metu tiesiog reikėtų ir angliškai rašyti. Vėlgi mes matome, galime išjungti laikinai TVS puslapį arba jį įjungti. Tada vėlgi galima jį priskirti kažkokiai kitai TVS kategorijai. Tiesiog tai truputėlį vėliau parodysiu. Mes turime įrašyti trumpą aprašymą. Šiuos visus laukelius, aprašymus trumpus, meta pavadinimus, meta aprašymus, meta raktažodžius mums yra privalu pildyti, kaip jau ir minėjau ne vieną kartą, kad mūsų elektroninė parduotuvė būtų kuo labiau matoma paieškos sistemos robotams. Tai jeigu mes įvesim trumpą aprašymą, mes parašėme trumpą aprašymą, vėlgi reikėtų įvesti meta title, meta pavadinimą. Taip, trumpą aprašymą. Ir raktažodis. Vėlgi mes suvedam
dažniausiai stengiamės vesti tuos raktažodžius, kurie kuo labiau atspindi mūsų parašytą tekstą meta aprašyme. Taip, kai visi laukeliai yra užpildyti, mes spaudžiame išsaugoti ir mes jau turime pagrindinėje kategorijoje sukurtą kitą kategoriją prekių dizainai. Vėlgi grįžtame į pagrindinę, tai mes jau matome, kad mes jau turime vieną iš kategorijų ir turi mūsų pagrindinės puslapių kategorijas. Dabar jeigu mes norėtume sukurti dar vieną kategoriją, moterims, tarkim, ir mes galėtume ją priskirti, kad ta kategorija būtų prekių dizaino kategorijoje. Aš tiesiog pateiksiu dar vieną pavyzdį, kaip mūsų svetainių struktūra. Ir mes matome, kaip yra sukuriamos TVS kategorijos. Tai mes turime gidas, turime dar vieną kategoriją, dar vieną TVS kategoriją. Tiesiog tų kategorijų yra sukurta tikrai daug. Ir kiekviena kategorija dar turi savo, gali būti ir neribotas kiekis TVS puslapių. TVS puslapiai vėlgi kuriami. Mes grįžime dabar į sąrašą. Jeigu mes norėtume TVS puslapių sukurti prekių dizainuose, būtent šioje kategorijoje, mums tiesiog reikėtų įeiti į tą kategoriją ir matome puslapiai kategorijoje. Tiesiog spausti naują ir kaip jau mokėmės redaguojant prekių pristatymo TVS, lygiai taip pat susipildyti savo naują TVS puslapį ir paspausti išsaugoti. Taip, tai tiek apie TVS kūrimą ir TVS kategorijų sudarymą. Dėkui Jums už dėmesį.